Tikrai matome tendenciją, kad vis daugėja augintinių, kurie yra alergiški maistui. Ir kaip ir mūsų laidos žiūrovui, viena iš dažniausių reakcijų alerginių tai ir yra būtent odos problemos, pavyzdžiui, pleiskanojimas arba niežėjimas, kuris gali būti net iki tokio lygio, kad šuo nusikaso iki žaizdų. Tačiau taip pat labai dažnai sutinkami alergijų simptomai yra ir sutrikęs virškinimas arba rudos ašarų dėmės, todėl alergija maistui gali pasireikšti įvairiai. Šie alerginiai simptomai dažniausiai atsiranda todėl, kad augintinis netoleruoja tam tikrų ingredientų, kurie yra jo maiste. Tai mes pirmiausia turėtume pabandyti atrasti, kokiegi tie ingredientai yra, o tuomet paieškoti pašaro, kur tų ingredientų nebūtų, bei pats pašaras neapkrautų virškinimo sistemos. Tai dažniausiai ši problema išsisprendžia tada, kai parenkame begrūdį pašarą su lengvai virškinamu hipoalerginiu baltymų šaltiniu, pavyzdžiui, balta žuvimi. O jei net pasirinkus begrūdį pašarą problema neišsisprendžia, ką daryti? Tokiu atveju yra alternatyva veterinarinės dietos pašaras. Tai yra labai minimalistinės sudėties pašaras, kur iš esmės yra palikti ingredientai tik tais tokie, kurie aprūpintų visavertę mitybą, tačiau nesukeltų nepageidaujamų alerginių reakcijų. Ar vienas ir tas pats pašaras tinka visiems jautriems ir alergiškiems augintiniams? Ne, reikėtų iš tikrųjų rinktis pašarą pagal konkrečią augintinio problemą. Tai pavyzdžiui, jeigu alergija pasireiškia būtent virškinimo sutrikimais, tai labiausiai ir tiktų virškinimo sutrikimus sprendžiantis veterinarinės dietos pašaras. Čia sudėtyje dažniausiai būna balta žuvis kaip pagrindinis baltymų šaltinis, bei taip pat yra mažiau riebalų, todėl virškinimo sistema gali lengvai ir sklandžiai dirbti. Jeigu augintiniui pasireiškia būtent odos problemos, tas pats dermatitas, niežulys ar pleiskanojimas, tai reikėtų ir būtent rinktis pašarą, kuris skirtas odos problemams spręsti. Na, o ypatingai jautriems ir labai alergiškiams augintiniams saugiausias variantas yra hipoalergeninis veterinarinės dietos pašaras su vabzdžiais, nes vabzdžiai yra labai turtingas, tačiau lengvai virškinamas baltymas ir tyrimai rodo, kad būtent vabzdžių baltymui praktiškai niekada nepasireiškia alergija. Todėl veterinarinės dietos pašaras su vabzdžiais yra puikus variantas, norint sukontroliuoti alerginės reakcijas bei tuo pačiu užtikrinti visavertę mitybą.